Savaitgalį vyko trečiasis anime festivalis Cosplay. Jame dalyvavo virš 1000 žmonių, kuriems pieštas pasaulis yra realesnis už realų. Labas, koks tavo personažo vardas? Mes esame Miško dvaselės iš anime Princess Mononoke. Jos kreipo va taip juokingai galvą. Kreipo galvą? Taip, ir jos gali išnykti, ir jos atsiranda užgimus kiekvienam naujam augalui. Kenpachi Zaraki. Pasitikit tik savo jėgą. Dante. Hibridas, pusiau demonas, pusiau žmogus. Akito. Aš važinėjau su tokiais specialiais riedučiais, jie ten turi tokių, nežinau kaip pasakyti, galių. Jie yra varomi patys, aš ne... Reaktyviniai riedučiai, taip? Jo, galima sakyti. Liusė. Jinai labai mėgsta žudyti žmonės. Žudyti žmonės? Kokiu būdu žudai? Jinai turi tokius stebuklingus vektorius, su kuriais jinai tiesiog, jeigu susinervina, jinai labai mėgsta, išpjausto žmonėm vidurius, galvas, nupjauna rankas, kojas. Vektorius? Taip, vektorius. Nebijai kraujo? Ne. Aš jau savo susikūręs personažą asmeniškai. Proto ar fizinė galia? Fizinė galia. Saber. Jinai yra karys. Karys? Taip. Kuo tu kovoji? Kardu? Kardu, parodyk. Aš esu kanibalas, Zetsu. Aš esu pusiau gyvūnas, pusiau augalas, pusiau žmogus, aš esu tiesiog kanibalas. Ką tu darai? Aš persekioju visus savo priešus, bet jie manęs niekada nemato. Ką tu jiem padarai? Šiaip aš jiems nieko nedarau, bet tai kai mano nariai ką nors užmuša, aš jos tuos lavonus valgau. Bad guy iš Guilty Gear. Jisai pasižymi kovos techniką, jisai turi išskirtinį kardą. Parodyk. Kuo jis išskirtinis? Jis valdo ugnį. Valdo ugnį? Taip, jo pavadinimas angliškai būtų Fire Seal. Mano sama? Aš esu ypatinga, kad aš esu vyras. Tu esi vyras? Taip. O ką tu turi, kas priklauso vyrams? Viską? Princesė Ai. Tiesiog esi graži ir nuostabi ir puikiai ir viskas. Graži, nuostabi, protinga ir puikiai ir viskas. Aš vaidinu karvę, bet esu normalus žmogus. Lambo. Aš galiu surinkti žaibus, trenkti kur nors, bet aš tik 5 metų. Tavo personažai yra 5 metai ir tu renki žaibus. Taip. Ką darai su žaibais? Trankau, bėgioju, bandau įsisukti. Šiaip tai esu išdykėlė. O kas yra tavo, nežinau, priešai, kuriuos sutrankai tos žaibus? Čia mano draugė, Ririn. Tada yra dar Reborn. Jisai grynas mano priešas. Visam gyvenimui turbūt. Mano personažas yra Kon. Pagrindinio veikėjo Ichigo antraplanis veikėjas, kai Ichigo turi iškeliauti į kitą pasaulį, jisai užima jo kūną, kad tas būtų normalus gyvas žmogus, nes taip tas kūnas būna negyvas. Ir kad nesužinotų jo tėvai ir šeima bei kiti personažai, jisai suvalgo tą pupą išimdamas ją iš manęs. Daugiau kadrų iš Cosplay festivalį ieškok Vapečiais LT.